Labai įdomu, kodėl žmonės atsirenka tik geriausias citatas iš Biblijos, tai čia turiu Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. Ir paskaitykim, koks tas gerutis Dievas mūsų yra. Tai Ezechielio 21. Viešpats kalbėjo man: žmogaus sūnau, žvelk į Jeruzalę, kalbėk prieš šventyklą ir pranašauk prieš Izraelį, sakyk Izraelio kraštui. Taip, sako viešpats Dievas, aš esu prieš tave, ištraukęs kardą iš makšties, sunaikinsiu tavo teisiuosius ir nedorėlius, kadangi naikinsiu ir teisiuosius ir nedorėlius, tai mano kardas siaus nuo pietų iki šiaurės. Tada kiekvienas žinos, jog aš viešpats ištraukęs kardą iš makšties jo nepadėsiu. Vat jūsų gerasis Dievas. Ir čia yra pilna tokių dalykų, ko kunigėliai bažnyčiose neskaito. Koks žiaurus yra tas kūrinys Dievas, kurį sukūrė žmogus. Visi tie Jėzai ir kiti šventieji, kurie iš tikrųjų egzistavo tik žmogaus galvoje. Visada patariu paskaityti, ypač Senąjį testamentą, ir pamatyti, koks žiaurus iš tikrųjų yra tas mūsų Dievas, mūsų tas sukurtas žmogaus Dievas.